Dauguma abiturientų iš inercijos vis dar stoja į aukštųjų mokyklų teisės, vadybos studijas, nors dalis jų paskui yra priversti dirbti net aukštojo mokslo nereikalaujantį darbą. Kaip per paskutinius metus atsinaujino profesinis mokymas? Kokios profesijos patraukliausios? Kokių darbuotojų prašo darbdaviai? O svarbiausia, kaip perlipti per visuomenės ir savo nuomonę. Vaizdas, kurį matote ekrane, gali jus suklaidinti. Ne, tai ne įrašų studija Holivude. Tai profesinio mokymo centras Elektrėnuose. Liaudies vadinamas tiesiog profkė. Urbanistinis geriausiųjų viršūnėse karaliaujantis interjeras, nepriekaištinga tvarka, visa mokymuisi reikalinga technika. O svarbiausia – motyvuoti mokiniai, atėję pasisemti žinių ir tapti geriausiai savo srities profesionalais. Šiandien galima džiaugtis tuo nauju inovatyviu pastatu, kur mes esame. Jis yra pats pastatas kaip mokomoji priemonė. Vaikai čia besimokydami gali programuoti išmaniuosius pastatus, atsižvelgdami į tam tikras galimybės, kurias čia turime. Tai patys gaminame elektros energiją, turime meteorologijos stotį, taip pat turim karštą vandenį, kuri mus saulutė pašildo. Ir vaikai gali programuoti ir matydami pokyčius, ką gali alternatyvioji energetika, kokią pridėtinę vertę gali duoti žmogui, kada išnaudojam visus gamtos išteklius. Tai yra inovatyvu, tai yra perspektyvu ir manau, kad ateičiai tai yra labai reikalingos profesijos, kada ne tik gali sumontuoti tam tikrą įrangą, bet ir konsultuoti. Personalas džiaugiasi tokia mokymuisi skirta aparatūra. Panašia nauja įranga gali pasigirti dauguma Lietuvos profesinių mokyklų. Į svečius pas mokinius atvykęs dainininkas Jurgis Didžiulis taip pat liko sužavėtas. Čia pat surengė koncertą ir pademonstravo visas turimos technikos galimybės. Čia bus audiovizualinių sistemų mokymo, kaip laboratorija galim pavadinti, kurioje galima bus, čia jau kaip pagal programą nustatysim, teatro apšvietimas ir įgarsinimas, televizijos apšvietimas ir įgarsinimas, koncertų, konferencijų. Laikai, kai profesinį mokymąsi rinkdavosi tik negabūs, mokykloje nesugebantys prisitaikyti mokiniai, seniai praeitis. Šiandien profesinio mokymo centrai gali parengti reikalingesnius ir net brangiau apmokamus darbuotojus nei universitetai, tikina specialistai. Mes pradedame labai lanksčią profesinio mokymo sistemą. Tai yra galimybės modulinio mokymo atsiveria, tai galimybės mokytis kitomis formomis, pavyzdžiui, pameistrystės būdu, kai žmogus turi darbo sutartį ir mokymosi sutartį. Tai yra galimybė įgyti visiškai naujų specialybių, kurios atsiranda. Turime labai profesionalius mokytojus profesijos. Visa šita visuma, manau, ir pridėjus tai, kad labai sustiprinom bendradarbiavimą su verslu, aš manau, duoda tokį visai kitą kokybinį profesinio mokymo rezultatą. Kiekvieni metai rodo tai, kad poreikis profesinio mokymo didėja ir išties mokinių kontingentas, tai tik reikia džiaugtis, kad ateina vis šviesesni vaikai, vis motyvuoti daugiau ir žino, ko nori. Ateina jau žinodami, kokios specialybės jie nori, ką jie veiks. Bet džiaugiuosi, kad pas mus labai aktualu yra verslumo skatinimas, karjeros planavimas. Tai yra dėstytojai, kurie perteikia žinias, ne tik žinias profesijos, bet tiesiog nurodo kryptį į ateitį, ką tu su tuo darysi, kam tau reikės tos profesijos, kaip tu galėsi išgyventi, koks tavo gyvenimas galų gale pasikeis, kai tu įgysi tą profesiją. Profesinio mokymo centro studentai yra motyvuoti ir žinantys, ko nori iš gyvenimo. Praverti mokslo įstaigos duris nebijo nei 18-mečiai, nei 40-mečiai.
Žinių ir praktikos ištroškę žmonės įsitikinę, mokytis niekada nevėlu. Mokindamasis 10 klasėje aš pamaniau, kad yra galimybė įgyti profesiją tuo pačiu metu ir mokintis sekančias klases. Tai ir draugų patartas, ir savo norų daugumą, aišku, perėjau į šią profesinę mokyklą, kartu baigti ir 12 klasių ir įgyti profesiją. Sužinojau, kad Elektrėnų profesinis mokymo centras rengia masažuotojų specialybę. Šioje specialybėje yra mokoma tų disciplinų, kurių man iš tiesų trūko. Tai yra anatomija, ir vidaus ligos, ir žmogaus fiziologija, ir higiena. Tai yra turime medicininį išsilavinimą, ko aš neturėjau. Nuo mažens domėjausi automobiliais tiesiog ir kažkaip nusprendžiau mokinti šią specialybę. Tiesiog, nes daug ką gali sužinoti joj. Tiesiog praverčia ateityje, manau, pravers tikrai. Be to ir pačiam namuose galima daug ką pasidaryti, susiremontuoti tą pačią automobilį. Manau, ir kaimynam kartais galimybės padėti. Išmokome derinti spalvas, braižyti. Dabar kaip tik einame antrą kursą su kompiuteriais, mokomės projektuoti. Taip pat baldus deriname, mokome stilius visokius. Jau labai seniai norėjau čia stoti, nes planuoju studijuoti toliau maisto technologiją, tai maniau, kad bus protingas žingsnis stoti čia ir gauti praktinių žinių. Buvo iš praeitos mokyklos tokia nuomonė, kad aš jau labai geras mokinys, kad manęs neišleis į tą profesinę, kad čia nelabai gerai, bet aš susižinojau ir šios mokyklos mokinių, kad čia yra netgi dar geriau negu mano buvusiai mokyklai, kad čia kartu galima ir išvykti į užsienį stažuotę ir daugiau ekskursijų ir viską. Na ir pagalvojau, kodėlgi ne. Aš esu baigusi 2 aukštuosius. Ir su dideliu džiaugsmu ateinu čia mokytis ir lankyti pamokas ir atsiskaitinėti. Ir kadangi paruošimo lygis iš tiesų yra labai aukštas, labai geras, taip kad ir tėvai leiskite vaikus mokytis į profesinės mokyklas ir patys eikite mokytis. O štai kaip rodo mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikti tyrimai, į aukštąsias mokyklas kasmet vis dar stoja daugiau nei 60% abiturientų. Populiariausi socialiniai mokslai. Šiek tiek didėja susidomėjimas ir technologijų bei biomedicinos studijomis. Moksleiviams vis dar patraukliau atrodo kolegijų siūlomos programos. Pirmą kartą Lietuvoje atlikome pilotinį absolventų karjeros stebėsenos tyrimą, kur kelių metų absolventus visų aukštųjų mokyklų tiesiog žiūrėjome, kur jie įsidarbina, kiek jie uždirba. Galime pasakyti, kad didžioji dauguma absolventų tiek bakalauro, tiek magistro studijų tikrai randa darbą. Tačiau jeigu žiūrėti, ar jie dirba tą darbą, kuris reikalauja aukštojo išsilavinimo, tai galima pasakyti, kad virš 40%, beveik 50% absolventų dirba darbą, kuris nereikalauja aukštojo išsilavinimo. Populiariausios iš specialybės paskutiniu metu yra automechanikų, virėjų ir apdailininkų statybos. Tačiau vis populiaresnės tampa tokios specialybės kaip informacinių technologijų. Na, sakykime, norėčiau vieną tokį projektą galbūt paminėti kartu su Infobalt, tai ta vadinama IT akademija, į kurią konkursas buvo beveik 10 į vieną vietą. Kita tokia, man atrodo, pažangi, nauja specialybė, kuri taip pat gana greitai populiarėja, tai yra aviamechanika. Labiausiai pagal specialybę dirba ir gan nemažus atlyginimus pradinėje darbinėje karjeroje gauna matematikos studijas, informacinių technologijų studijas, odontologijos, medicinos krypties studijas baigia studentai. Jeigu kalbėt apie pinigus, aš esu labiau balsuočiau už verslą. Ta prasme, kad jeigu pinigai yra argumentas, jeigu pinigai yra tai, vardan ko, dėl ko norisi kažką tai daryti, tai verslas yra ta vieta. Nes iš jokios profesijos tu neuždirbsi tiek pinigų, kai gali uždirbti iš verslo. Žmogus gyvenime labai dažnai daro ne tai, ką norėtų. Su vaikais kalbėti apie karjerą reikia kaip galima anksčiau. O su abiturientais diskutuoti yra jau šiek tiek per vėlu, tikina karjeros konsultantas Saulius Jovaišas. Kai vaikai galvoja, daug kalba apie tai, kuo jie norėtų būti, kur jie norėtų būti, ką jie norėtų sukurti ypatingai, tai jie
kaip galima anksčiau pradeda orientuoti savo visą mąstymą, elgseną į tą pusę, kurią norėtų pasiekti. Ir taip jie tampa labai dažnai efektyvesniais ir jiems nekyla klausimai paskui, ko čia paklausus patarimo, jie patys sugalvoja, ko jie nori. Viena iš idėjų, kada gali pasimatuoti profesiją, jau ateina ketvirtokai pas mus. Ir į mėnesį kartą 4 klasės, 5 klasės, 6 klasės mokiniai gali pereiti per visas specialybės ir jiems bus suteikiamas galimybės pabandyti, tiesiog išbandyti tą profesiją ir pasimatuoti ją, kas jiems tinka. Tada po 10 klasės, aišku, galimybės, taipgi karjeros dienos įvairios, vėlgi bendradarbiavimas su vidurinėm mokyklom, kad amatų dienos nuolatos, kas mėnesį mes priimam mokinius, kurie gali padirbėti su mūsų esamais mokiniais ir dėstytojais ir išbandyti, kas jiems tinka, ar jiems tai patinka. Ir iš tiesų, besimokydami vienos profesijos, jiems šauna į galvą, sako, aš norėčiau dar šalia pasimokyti tam tikrų įgūdžių kitos profesijos. Ir mes esam labai lankstus ir į tai visada atkreipiam dėmesį ir sudarom galimybės. Jeigu, sakykime, mokykloje nėra pakankamai informacijos, mes turime karjeros planavimui skirtą tinklalapį, kurį atnaujiname, jis yra Mokys.lt. Vadinasi, ten galima, sakykime, visas karjeros planavimo etapus tiek tėvams, tiek mokytojams, tiek mokiniams atskiros rubrikos yra žiūrėti, galvoti, dėliotis, gauti konsultacijas ir panašiai. Na, paprastas pavyzdys. Iš tikrųjų yra mokinio knyga, kuris gali, reiškiasi, ją studijuodamas ar ne, po truputį kažkokius veiksmus savo modeliuotis. Yra pažinimo testai, kuriuos gali atlikti. Yra galimybės po to konsultuotis. Net yra galimybė užsirašyti. Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centras turi netgi paskaitas tėvams ir vaikams kartu, kad galėtų ateiti ir tiesiog pokalbius apturėti ar sakykime, gauti kažkokią konsultaciją. Ana Savicka ir jo sukurtas prekinis ženklas jau spėjo užkariauti lietuviškos mados mylėtojų širdis. Tačiau prieš tai Ana metė gerai apmokamą žurnalistės darbą, Vilniaus universitete įgytą diplomą pasidėjo giliai į spintą ir peržengė profesinės mokyklos slenkstį. Žurnalistika yra toks specifinė profesija ir mes tarsi esam specialistai, bet tarsi ir ne. Ir supratau, kad aš nemoku nieko išskyrus tai, bet tuo pat metu moku daug, žinau daug dalykų, bet neturiu tokios labai specializuoto kažkur amato, galbūt netgi pasakyčiau. Ir keletą metų aš blaškiausi, toliau dirbau žurnalistinį darbą, kol vieną dieną aš sugalvojau, kad norėčiau kurti sukneles. Visą naktį užsirašinėjau savo viziją, sukūriau estetinę prekės išvaizdą. Supratusi, kad man trūksta įgūdžių sukonstruoti ir pasiūti suknelę, kreipiausi į darbo biržą. Darbuotojos pasiūlė eiti mokytis į Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą. 3 metų senumo įvykius prisiminė Ana. Man pačiai kažkodėl ta akimirka tai sukėlė tokį vidinį šoką, kur tu baigai žurnalistiką ir dabar eisi mokytis į Žirmūnų profkę, kaip mes taip ciniškai ją vadinam. Bet man labai patiko ta patirtis. Pirmi 2 mėnesiai buvo tokie nelabai pareigojantis, tokie ramesni, mums suteikė bendrų žinių, kurias aš galbūt jau iš esmės turėjau. Tu jas kaupi ir paėmė iš gyvenimo. Bet tada, kai prasidėjo tie technologiniai dalykai, man pasidarė įdomu. Ir aš tada supratau, kad mane tai domina, man tai patinka. Aš mačiau, kad aš galiu grįžus namo sėdėti vis dar prie tų dalykų. Aš galiu kirpti, galiu susiuvinėti. Aš radau namie seną siuvimo mašiną, aš pradėjau siūti.
Ir tada, kai prasidėjo jau tos siuvimo pamokos, tada jau tai buvo mano arkliukas ir man labai patiko. Dėstytojai, matydami, kad Anai sekasi, reikalavo vis geresnių rezultatų. Šiandien merginos triūsą profesinėje mokykloje gali įvertinti jo suknelių pirkėjos. Pirmą mėnesį per siuvimo pamokas mes ruošiam tokių technologinių pavyzdžių aplanką. Tai yra visokie rankogaliai, apykaklių įsiuvimas, užsegimai, visokie užtrauktukų įsiuvimo būdai. Ir mūsų mokytojas yra toks labai tikslus. Ir 1 milimetro paklaida jau buvo klaida. Ir jis atmesdavo darbą dėl, nežinau, 0,5 milimetro paklaidos. Išmoko perfekcionizmą, nes dabar tikrindama siūlės savo pasiūtų suknelę, aš irgi matau tą milimetrą. Bendradarbiaudama su siuvėjomis ir pradėjusi kurti savo pirmąją kolekciją, mergina suprato, kaip praverčia įgytos žinios. Aš turiu amatą, aš galiu padaryti kažką rankomis. Ir galiausiai, jeigu žmogui nesiseka mokslai, jeigu jaunuolis nėra linkęs į teisę, vadybą, matematiką ar nežinau, į technologijas, jis gali įgyti amatą ir užsidirbti labai orų atlyginimą. Mane supo nemažai puikių žmonių, puikių ir gebių žmonių, kurie atėjo vedini noro daryti kažką rankomis. Ir tokių žmonių daugėja. Ir daugiau žmonių turinčių bakalauro, magistro, galbūt ir aukštesnius mokslinius laipsnius. Žmonių, kurie nori kažką gaminti, kažką daryti, realizuoti savo produkciją. Jie turi idėjų. Jie gali technologiškai tas idėjas išdirbti. Ir aš nematau tame gėdos. Darbdaviam vis labiau svarbu yra, ką tu moki daryti, kokia tavo yra patirtis, ar tu gali atlikti vieną ar kitą darbą, sakykime, už sutartą atlygį. Tai yra, darbdaviui iš esmės svarbu yra kompetencijos tam tikram darbui, jau antrailis dalykas yra tavo, sakykime, pavadinkime, ar tu universitetą baigė profesinę mokymo įstaigą. Beje, tai rodo ir patys priėmimo skaičiai, kad, reiškia, mes per, tarkime, jeigu aš teisingai atsimenu, per 4 metus nuo 300 žmonių turime 1500 asmenų, kurie atėjo į profesinį mokymą, turėdami jau aukštojo mokslo diplomą. Šiemet sutikome vienoje mokykloje 2 asmenys, kurie yra mokslo daktarai. Žmonės, kai susiduria su gyvenimo realybė, jie priiminėja vienus ar kitus sprendimus, vieni ateina, tarkime, dėl to, kad nori kurti verslą ir nori suvokti, kaip tai yra konkrečiai šitas vienas ar kitas verslas, ne tik iš teorinės, bet iš praktinės pusės atrodo. Kiti turi, sakykime, kažkokių kitokių, reiškia, ar tai nenusisekęs yra, sakykime, pirmas bandymas įgyti profesiją ir gauti darbą ir panašiai. Yra įvairių tų situacijų, tačiau pati tendencija matyti yra tokia, kad profesinio mokymo patrauklumas didėja. Pastaraisiais metais į profesinės mokyklas ateina vis daugiau žmonių, jau turinčių vidurinį išsilavinimą. Pamažu keičiasi ir pats požiūris, užsilikęs turbūt dar nuo tų laikų, kai mokiniais buvo dabartinių abiturientų tėvai. Tėvai turbūt sovietmečio, tie specialistai, kurie baigė profesinį mokymą, kurie buvo kaip outsideriai, išmesti iš vidurinės mokyklos, nes negebantis mokytis, negebantis prisitaikyti prie aplinkos vidurinės mokyklos. Šiuo metu tas blikšta, nes tikrai į mūsų profesinį mokymo centrą ateina mokytis net keista. Ne tik vaikai, bet atsiveda ir mamas. Ir mamos supranta, kad vis tik tai reikėtų pabaigti vidurinį mokymą, įgyti specialybę ir jau nebebijo to sovietinio profkės įvaizdžio tokio. Visuomenės stereotipas išlikęs iš to sovietmečio, kad, reiškia, profesinis, kažkoks toks gal mažiau nusisekusiems gyvenime žmonėms ar panašiai. Tai yra toks palikimas mentaliteto ir aš manau, kad jį pakeisti yra iš tikrųjų sunkiausia. Ir tėvai savo vaikus labai dažnai tiesiog neįsigilinę į patį, reiškia, profesinio mokymo situaciją, kas yra, ko žmogus gali po to tikėtis gyvenime, tiesiog motyvuoja būtinai rinktis aukštojo mokslo. Tai pati logika sakytų, kad taip, dalis galbūt iš tikrųjų itin gabiems vaikams arba gabesniems vaikams iš karto galbūt ten, bet kai kurie savo kelią gali rasti nuosekliai. Pirmą įgyti profesiją, po to, reiškia, įsiekti tokio labiau teorinio tos profesijos suvokimo. Profesija yra geriau negu išsilavinimas, mano giliu įsitikinimu. Ir turėti profesiją yra labai geras, labai smagus dalykas, labai suteikia vilties, kad tai, ką tu darai, turi prasmę. Ir kad tu darai tai, kas tau patinka. Tai pasirinkimas yra puikus. Tai yra tie pavyzdžiai, kur mes matome, kai žmonės pasakė stop ir nusprendė pasirinkti kažką tai kito.
Ir tai visą laiką yra labai sveika, tai visą laiką labai padeda žmonėm būti savo vietoje gyvenime. Tai yra rasti tą vietą, kur yra jo ir daryti veiksmus tam, kad ten atsidurtų. Didelę klaidą daro ir patys tėvai, už vaikus nuspręsdami, kokią studijų programą ar profesiją pasirinkti. Mano vaikas nebus muzikantas, jis bus gydytojas arba teisininkas, o ir vadybos studijos gali atverti daug kelių. Porina atžalos ateitimi susirūpinę tėvai. Yra tam tikros žaidimo taisyklės ir jeigu vaikas yra priklausomas daugelio aspektų nuo tėvų, jam tenka įsiklausyti į tuos, kurie užtikrina jam, pragyvenimo minimumą tam tikrą prasme. Yra žaidimo taisyklės, jis jų turi paisyti. Bet ar jis turi daryti tai, ką jam liepia tėvai? Nežinau. Aš manau, kad kiekvienas klausimas yra vertas diskusijos. Pasišnekėti, turėti argumentų, paieškoti kas. Blogumas yra tas, kad vaikai juk prieštarauja tėvam ne dėl to, kad jie turi alternatyvą. Arba yra sugalvoję, ką jie nori kitą daryti. Jie prieštarauja tam, kad prieštarautų. Per prieštaravimą jie įsitvirtina gyvenimą. Tai tam tikras tai yra neišvengiamas procesas. Bet ar reikia sutikti su visu tuo, ką sako tėvai? Į tai įsiklausyti vienareikšmiai reikia. Bet ar sutikti, nežinau. Reikia ieškoti savo. Jeigu vaikas žino, ko jisai nori, kas jam patinka ir gali išsirinkti iš profesinių mokyklų specialybės, kurios rezonuoja su jo tikslais, jo norais, tai iš tiesų puikiai galimybė yra. Dėl to, kad vaikas gauna ir vidurinį išsilavinimą, ir specialybę, ir tai yra puikiai proga vėlgi tobulinti save ir eiti toliau mokytis. Karjeros konsultantas Saulius Jovaišas ramina. Neapsispręsti, ką nori veikti baigęs mokyklą, yra visiškai normalus dalykas. Pašnekovas šmaikštauja, kad kartais žmonės miršta, taip ir nesužinoja, ką norėtų daryti gyvenime. Specialistas turi vieną patarimą, kuris galėtų padėti šioje kryžkelėje. Aš pastarčiau tokiam žmogui sėsti ir pasidėlioti, kaip jis nori matyti save po 5 ar po 10 metų. Kur jis nori save matyti, ką jis nori sukurti, kur jis nori būti, ką jis nori būti pasiekęs. Aš siūlyčiau tokiam žmogui pasvajoti, bet pasiūlymas būtų pasvajoti raštu. Tokiu būdu raštas jisai mus truputėlį išlaiko puslapio rėmuose. Žinot, ir mes neišeinam iš to, iš krašto per tą raštą. Ir kai tu prašai savo svajonės, jos įgauna pavydalą. Ir tada tau yra žymiai lengviau jų siekti, žymiai labiau suvokti. Bet nežinoti, ko nori, yra normalu. Jeigu tu nežinai, ko tu nori, tu nesi kažkoks blogas arba tu nesi sugedęs. Yra normalu nežinoti, ko nori. Bet nieko nedaryti, kad sužinotum, ko nori, o čia jau yra bėda. Žmogaus vienas iš svarbiausių poreikių yra realizuoti save. Ir žinoma, sunku pasakyti, vieni sako, yra per daug teisininkų, kiti sako, yra per mažai finansininkų. Juk bet kurioje darbinėje veikloje yra svarbiausia būti geru. Jeigu esi geras specialistas, tai aš manau visada rasi savo kelią darbinėme pasaulyje. Yra 1500 tokių šiais metais atvejų, kada žmogus turintis aukštąjį mokslo diplomą ateina į profesinį mokymą. Taip, tai yra. Bet iš kita vertus, žiūrint iš mokymosi visą gyvenimo perspektyvą, sakykime, ir iš žmogaus tikslų gyvenime, kaip jisai modeliuoja, kaip aš ir sakiau, galbūt jisai nori pradėti savo verslą, jisai teoriškai tarsi pasirengęs, bet jis nori galbūt išmanyti specifiką, galbūt ir pats tą verslą, sakykime, pradžioje tokį mažą verslą sukti, jam reikia iš tikrųjų ir profesinių įgūdžių, ne tik teorinio gero pasirengimo ir žinių. Tai natūraliai tas žmonės, kai jie patys pradeda priiminėti sprendimus, mato, ko jam trūksta, ir profesinis mokymas tai yra viena iš tų sričių, kur žmonėms iš tikrųjų trūksta. Bet bendrai darbo jėgos konkurencingumo, verslumo aspektų, tai yra profesinio išsilavinimo trūkumas yra akivaizdus. Profesiniam mokymui suderinti 3 dalykai. Vaikas girdi, vaikas mato ir vaikas gali pačiupinėti. Ir tos žinios tada įgytos, jo žinios tampa savastim. Jos yra pritaikomas gyvenime. Tai yra labai svarbu. Tie praktiniai įgūdžiai, kuriuos gauna čia profesiniam mokyme, jie yra tikrai ir žmogui gyvenimo tik tai prideda kokybės. Kontrolinis, įskaitavąją. Gerai, padėkit, sako.
Nuo 2016 rugsėjo priešmokyklinis ugdymas taps privalomu. To reikia, kad vaikas išsiugdytų pačius pagrindinius gebėjimus reikalingus gyvenimui. Ką vaikai veikia priešmokyklinėse grupėse? Nieko nereikia daryti prieš vaiko valią. Ką svarbu žinoti 6-mečių tėvams ir kodėl naudinga vaiką pradėti ugdyti anksčiau? Tai bus visiškai kitas gyvenimo etapas. Pasitarkime tėvų susirinkime. Kitą sekmadienį tuo pačiu metu.